Ryškiai Lietuvos politikų porai Živilė ir Jonui Pinskams gresia nemalonumai. Pinskus išmestas iš partijos, o Širvintų merė išėjo pati. Inicijuojamas auditas dėl buvusio pirmininko Pinskaus galimai neteisėto lėšų panaudojimo. Esą politikas vos per 3 dienas išleido kone 90 000 eurų. Pinskuvienė aiškina, kad tai keršto akcija, neva vyksta partijos užgrobimas. Minima ir Gražulio pavardė. Negana to, Pinskuvienė pati žada kreiptis į prokurorus. Išsamiau Aušra Šiaulytė. Vienas pasitraukė savo norų, kitas pašalintas. Taip įvyko su Živilė Pinskuvienė ir jos vyru Jonu Pinskumi. Destrukcija pačioj partijai. Čia faktiškai yra nusikaltimas. Dabar laikinai prie regionų partijos vairo Vytautas Kamblevičius. Jis pakeitė buvusį pirmininką Pinskų, kuris ir pašalintas. Pirmininkas be mano žinios kaip štabo vadovų, be valdybos, be tarybos, staigiai išmokėjo tas skolas, kurias, aš taip grubiai pasakysiu, kurias pridarė Živilė su Širvintų delegatais. Pasak laikinojo pirmininko, prieš pat paliekant partijos lyderio postą, Pinskus iš lapkričio pradžioje gautos 100 000 eurų dotacijos vos per 3 dienas išleido bene 90 000 eurų. Kilo tokis sumaištis ir suerzinimas, kodėl yra viena išskirtinė grupė Širvintų, kuriai viskas leidžiama ir finansuojame, o visi kiti likę 64 apygardos, kur yra mūsų žmonės vienmandatnikai, liko nuskriausti. Fotosesijos kažkokios brangios, mes kitaupėm pinigus, o ten, reiškia, kai kurių lėšų panaudojimo pagrįstumas kelia didžiulės abejonės. Laikinasis pirmininkas tikina, kad apie jokias skolas nežinojo. Susisiekti telefonu šiandien su Pinskumi nepavyko, todėl jo ieškome Seime. Vis dėlto šiandien jo kabineto durys yra užrakintos. Kas vyksta ir kipišo priežastis įgarsina pati Pinskuvienė. Lietuvos regionų partijos vyksta šiuo metu užgrobimas ir tą daro buvęs atsakingas sekretorius Vytautas Kamblevičius, žmogus jau turintis patirties, yra žiaurus žmogaus kerštas. Ainaiva už partijos pinigus išspausdino šitų skraičių virš 100 000 ir daugiau. Kamblevičius buvo iš tų žmonių, kuris visą laiką maksimaliai bandė iš partijos iščiulpti ir išsiurbti kiek įmanoma. Ir parodysiu vieną dokumentą. Jis iš partijos pirmininko visą laiką reikalavo, kad tik už jo mašinos nuomą partijas iš savo sąskaitos jam mokėtų į mėnesį 1500 eurų. Va čia oficiali sutartis. Vėliau neva paprašė dar didesnės sumos. Kamblevičius beveik 40 000 per kadenciją šitą pasiėmė savo sąskaitą. Negana to, Pinskuvienė sako, yra ir dar viena konflikto priežastis. Jo pasiūlymas po Europos parlamento rinkimų, kad mes turime jungti su Gražuliu ir turime eiti jungtinių sąrašų ar jungti su Gražuliu, kad jam yra pažadėta europarlamentaro vieta. Kamblevičius kalbas apie Gražulį vadina kliedesiais ir tęsia, jog dėl galimai neteisėtai panaudotų lėšų svarsto kreiptis į teisėsaugą. Padaryti tikslų auditą, kaip iš tikrųjų tos lėšos buvo naudojamos, kurios išleistos ir padarius auditą, reiškia kreiptis į teisėsaugos organus. Kreipsimės ir patys į prokuratūrą, ir į teismą, ir už šmeižtą. Pinskuvienė sako, pati prašė audito. Partijoje esantys žmonės, šviesų žmonės, turintys išsilavinimą žmonės ir bent šiek tiek politiko išmanantis, jie sakė, trauktų tą urvinį šunį iš to urvo ir mesk iš partijos. Bet šiandien prieš patį partijos pirmininką Joną Pinskų viskas atsigrėžė. VRK sako, kol kas indikacijų, kad lėšos būtų panaudotos ne taip, nemato. Šio ketvirčio banko išrašų mes nematome dar, matysime vėliau, nes partijos savo banko išrašus teikia už visą ketvirtį, praėjus ketvirčiui, tai tik tai matysim sausio mėnesį geriausiu atveju. Mano galva, jinai turbūt tikėjosi ne tai, kad partijai bus, kad jinai perims partijos vadovybę, kad pradės partijai vadovauti. Uzurpavo kaip rinkimų štabo darbą, taip pat jinai, mano galva, siekia uzurpuoti ir partijos kontrolę. Ir Jonas puikiai žinojo, ir mūsų Širvintų skyrius puikiai žinojo, jeigu mes nepraeinam į Seimą, kad aš paliksiu šitą partiją, kad aš turiu rajone komitetą, mes turim komitetą, jis niekur neišnykęs, jis niekur nedingęs, ir kad aš didžiai politikai dedu tašką. Aušra Šiaulytė, Remigijus Pakėnas. Vienas didžiausių metų